Tai kaip ir minėjau, šiam žaidimui esame įsigiję keletą skirtingų modulinių funkcionalumų iš būtent šių kūrėjų pavadinimų Games by Hyper. Jeigu aš neklystu, jie yra Belgijoje arba Danijoje. Kalbant apie pačius funkcionalumus, kiekvienas iš šių vadinamų assetų yra kaip atskiras projektas ir kiekvienas projektas turi savo kažkokį tai atskirą žemėlapį. Tai ką aš dabar padarysiu, aš kiekvieną tą projektą pasileisiu, mes pro juos praeisime ir aš trumpai parodysiu, kaip viskas maždaug atrodo, kai tik viską parsisiunti ir tada galėsite palyginti, kaip viskas atrodo, kaip jau viskas yra apjungta ir, na, sakykime, pusiau žaidžiama. Taip, tai čia mes turim visus skirtingus projektus, tai galbūt pradėkim nuo Attribute Manager. Attribute Manager yra atsakingas už žaidėjo, kaip čia, informacijos, kažkokių tai statusų, efektų, administravimą, priežiūrą. Tuoj viskas bus aiškiau. Taip, tai kiekvienas turimas assetas turi savo atskirą demo žemėlapį, kuris paaiškina, kaip viskas veikia, kaip viskas padaryta ir duoda šiek tiek visko pasibandyti. Ir mes tada trumpai prasibėgsim per šitą žemėlapį ir aš jums parodysiu, kaip čia viskas maždaug veikia. Taip, tai čia yra surašyta, kokius pluginus reikia įsijungti savo projekte, jeigu įsikelinėjate šitą assetą į savo projektą. Čia tada kokius 3 kanalus reikia nusistatyti. Paaiškinama, kaip pridėti funkcionalumą prie savo veikėjo. Tai yra šitie funkcionalumai pagaminti atskiruose komponentuose, kuriuos galima pridėti ir išimti bet kada. Ir sekantis paveikslėlis labai gerai paaiškina, kaip Games by Hyper šitus visus modulinius savo assetus pagamino. Iš viso yra 3 skirtingi blueprintai kiekvienam assetui, tai yra vienas pagrindinis, kuris vadinasi Abstract. Tai tame Abstract blueprinte yra priskirta visa reikalinga informacija, visi reikalingi kintamieji funkcijų pradžios ir pabaigos. Tada yra atskiros dar 2 klasės, yra Basic ir Advanced. Tai Basic klasė yra skirta kaip komplementuojanti klasė blueprinto. Ką turiu minėti, tai sakykime, šiuo atveju mes dabar žiūrim apie Attribute Manager, bet šitas pluginas taip pat turi ir inventoriaus pluginą įdiegtą, tiek dar kai kurios, tik tais jie yra ta basic paprasta forma, dėl to nieko daug čia daryti negalima, jie yra įdiegti tik tais tam, kad mes galėtume patikrinti šitą būtent Attribute Manager. Tai va, kadangi viskas yra taip padaryta, nusipirkus papildomo funkcionalumo ateityje, galima tą funkcionalumą įsikelti, nesugadinant jokių tų vadinamų dependencies, nes šiaip prastai, jeigu kažką ištrini, ko neturėjai ištrinti, arba ne taip ištrini, kaip reikėtų ištrinti, būna dažnai labai dalykai nebeveikia. Tai jeigu dabar trumpai apie šitus atributus, kaip ir bet kokiame kitame survival tipo žaidime, tai yra gyvybės, mana, stamina, maistas, vanduo, nuovargis, svoris, taip pat yra keletas papildomų, tokių kaip bet kokio atributo atsikrovimo greitis, bet kokio atributo naudojimo greitis, kaip greitis yra naudojamas ir ne. Čia yra paaiškinama, kad bet koks daiktas, itemas žaidime gali taip pat turėti kažkokius tai atributus, kurios gali turėti ir veikėjas, tai sakykime, aš galiu surasti kažkokius šravus, kurie man pridės degonės, ar tai pagreitins mano gyvybių atsikrovimą, ar tai sulėtins mano gyvybių atsikrovimą. Naudojant šitą Attribute Manager galima sukurti daug skirtingų žaidimo stilių. Tai sakykime, gal vienas žmogus nori būti lėtesnis, nori užsidėti daugiau armoro ar ne, kad jam būtų mažesnė žala, kitas galbūt nori būti tikresnis, greitesnis, tai gali apsirengti kažką, kas duoda kokio movement speedo, kad greičiau stamina atsikrauna ar ne, ar taip susikurti savo kažkokį tą veikėją, unikalų veikėją ir žaisti būtent taip, kaip tas žmogus nori už tą veikėją žaisti. Toliau turim demonstraciją, kaip visi šitie atributai veikia. Tai aš galiu, šiaip patraukti šitą, gal reikėtų pasimažinti gyvybę ar ne, jos nukrenta, galiu pasimti kažkokį tai daiktą, kaip metkitą, jį suvalgyti ir gyvybės atsikrauna. Čia galima išjungti gyvybių atsikrovimą, atsikrauna, čia galima išjungti degonį, įsijungti staminą, galima išgerti kolas, atsikrauti staminą, mana, vanduo, maistas, energija, na ir žinoma svoris. Taip pat šitas Attribute Manager gali priskirti skirtingus state effects, gali būti girtas, gali būti apakintas, gali užsikrėsti, krenta gyvybės pastoviai, gali kraujuoti, būti pavargęs. Tada yra dar papildomi efektai, kaip šlapia, dega, tiesiog šilta ar ne, visko prisirinkau, reiktų gal išsijungti, nes numirsiu. Tada yra temperatūrų efektai, labai šalta, biški šalta ir tiesiog šalta, čia normali temperatūra, ta karšta, labai karšta ir panaikina. Kol kas turim visko po nulį ir pasiėmus kardą, tie atributai visi pasikeičia, tai sakykime, jeigu dar apsirengčiau daugiau daiktų, tai čia tie atributai visi atsispindėtų, kartu susidėtų.
taip pat jie ir čia yra. Tai va, tai tiek apie Attribute Manager, keliaukime į sekantį. Tai šita sistema lygiai taip pat kaip ir praeita, turi savo atskirą žemėlapį, kurį mes to ir įsijungsime ir aš jums parodysiu, kaip visą tai veikia. Tai vėlgi pradžia yra visur identiška, vėlgi aprašyti dependencies, kaip reiktų pasikeisti projekto nustatymus, kaip pridėti komponentą prie veikėjo, vėlgi abstract, basic ir advanced klasės. Šiek tiek apie controlsus, kaip kas veikia, ir va čia yra basics of the system. Tai yra du skirtingi būdai, kaip galima statyti. Tai pirmas būdas galima pastatyti jau turimą struktūrą, galima nusipirkti, sakykime, tą struktūrą ir susikraftinti ir ją tada iškart statyti. Arba yra kitas būdas, vadinamas ghost mode, tai kai tu pasistatai struktūrą, jinai būna pilka ir tiesiog atneši resursus, ją sudirbdai, jinai pasistato. Tai va to ir parodysiu. Pasiemam statybinį planą, užsikrauna paveiksliukai ir sakykim, aš dabar pasirenku akmenį ir aš, gal geriau medį pasimkim ir pasirenku padėti šitą, ar ne? Arba čia dabar niekur negaliu padėti, čia galiu padėti. Ir va, jisai dabar gaunas ghost mode, tam vadinamam. O aš prieinu ir man sako, dėk medžio. Aš pridėjau medžio, jisai pasistatė. Taip, tai teko šiek tiek restartuoti man įrašinėjimą, nes atkreipiau dėmesį, kad grafika šiek tiek per daug užkelta buvo, dėl to viskas šiek tiek striginėjo. Aš tikiuosi dabar pagerės. Tai kaip ir minėjau, du skirtingi būdai kaip statyti. Pirmą jau parodžiau, antrą parodysiu šiek tiek vėliau, nes dabar matau, kad nelabai turiu ką pastatyti. Tai jeigu grįžtant, tai yra va, šitas vadinamas radial menu, kaip pasiemi šitą planą. Tada per tą radial menu galima pasirinkti, ką mes norim statyti, bet ką galima pasistatyti kaip ghost mode ir tada ateit prisidėti dalykų ir jisai va, kaip ir pasibaigia, galima tada atsigerti. Aišku, šitame nėra Attribute Manager, tai nerodo, kad atsigeriam. Kiekviena struktūra turi savo atskirą vadinamą durability, jas galima taisyti. Struktūros, kai yra statomos, pavyzdžiui, va, yra sienos, statomos ant foundationo, tai jos yra statomos taip, kad nugriovus foundationą, nugriovus pamatą, nugriūva ir sienos, tai tos sienos jos yra sudedamos kaip child blueprintai į šitą pagrindinį blueprintą, ir tada gaunasi, kad viskas kartu. Taip pat čia va, yra parodyta, kaip yra sudėlioti tie vadinami trace'ai, kad būtų galima kitus objektus priklijuoti vieną prie kito. Čia yra paaiškinama, kad yra dviejų skirtingų tipų statiniai. Tai yra va, šitos struktūros, kurias galima statyti, ir yra placeables, kurias tu gali naudoti. Gali prie jų prieiti, paspausti E raidę, ar tarkim ten atsidaro, gali craftinti, ar ten uždegti ugnį, ar ten dar kažką atidaryti duris ir panašiai. Čia šiek tiek papasakoja, kurioje vietoje trace funkcija vyksta, kad surastų, kur priklijuoti atitinkamą struktūrą. Taip pat galima pastatyti savo spintelę, prie kurios žaidėjas gali ateiti, užsiregistruoti ir tam tikrų atstumų tik tais prisiregistravęs spintelį gali statyti. Čia tada šiek tiek daugiau informacijos, matau čia claiming cabinet, bet man jos kažkodėl nerodo. Čia rodo, kad galima upgrade'inti, pabandykim. Va, atsirado, kad reikia pridėti resursų ir tada jis užsiupgrade'ina. Čia trumpai paaiškinama, kad galima visus statinius apsukti, tada tam tikras struktūras galima padaryti taip, kad jos visą laiką būtų stačiai, kad, sakykime, jeigu yra kažkoks pasvirimas, kad struktūra ne taip prie pasvirimo priliptų ar ne, bet kad vis tiek visą laiką eitų 90 laipsnių kampu į viršų, kaip pat pavyzdžiui šitas foundationas, kur mato. Tada šiek tiek parodyti apie tvoras. Tvorų statymas šiaip visai yra įdomus momentas, nes gaunasi spline building. Ką tai reiškia? Tai kad statai liniją, tai sakykime, aš dabar jeigu paimsiu tvorą ir va, aš paspaudžiu vieną kartą ir gaunasi, kad aš galiu tempti tą liniją, pastatyti tą tvorą, kokią noriu, va, čia taškelį padėjau, čia taškelį padėjau. Na, jisai va, pagauna labai gražiai per šitą viršų taškelį padėjau, čia taškelį padėjau, Q raidė turėtų sustabdyti. Taip, ir aš tada va, galiu eiti ir po E raidę spaudinėju, man čia prideda ir aš šitaip statausi. Paskutinis momentas yra, kad galima uždėti spyną, turėti kodą. Tai sakykime, jeigu kažkas žaidžiant multiplayer sugalvotų pastatyti kažkokį tai mažiuką namuką kažkur, kad galėtų tenais, nežinau, susidėti kažkokius daiktus, vietos pritruks, neturės kur susidėti visko, reikės grįžti antrą kartą, sakykime, pasimti, tai vat gali pasidaryti kažką, užsidėti kodą, pasaugo trumpam, kol nieks neatėjo, nenugriovė ar nepavogė, ir tada gali likusią dalį savo lūto parsinešti namo per sekantį ėjimą. Čia yra visi static meshai, kurie yra naudojami šitame esete. Tai visi tie vadinami modeliai, ar ne, čia va yra tie placeables vadinami, prie kurių galima prieiti, atsidaryti su jais, interaktinti. Čia yra structures, iš kurių galima statytis dalykus. Ir čia yra example build area, kur gali ateiti tiesiog paeksperimentuoti ir pasižiūrėti, kaip čia viskas veikia. Tai tiek apie building system.
Sekantis mūsų modulis bus combat modulis, kovinis modulis. Tai šitas modulis yra atsakingas už šiaip keletą skirtingų dalykų. Tai gali būti žalos paskirstimas tarp žaidėjų, tarp tų vadinamų NPCs. Tokius dalykus kaip ginklo animacijas įvairias, ginklų užsitaisimus ir aibė kitokių dalykų, kuriuos po taip pat ir parodysiu. Tai vėlgi šitas modulis turi atskirą žemėlapį, kuris viską paaiškina, kaip viskas veikia. Tai vėlgi pradžiai tie patys aprašymai apie dependencies, apie abstract, basic ir advanced klases, valdymas. Ir čia prasideda ginklų prezentacija. Šita sistema turi keletą skirtingų ginklų tipų. Vienas ginklas turi skirtingą atskirą savo kažkokį recoilą, ar ne, va dabar šaudau, kyla į viršų. Kiekvienas ginklas turi savo atskirą amuniciją, be kurios jūs to ginklo naudoti negalėsit. Ginklai gali turėti skirtingus šaudimo režimus. Kiekvienam ginklui galima parinkti, kokiais šoviniais tas ginklas gali šaudyti. Taip pat turime lankus. Tai esminis skirtumas lyginant lanką su, sakykime, šaunamojo ginklu, tai kad lankas iššauna strėlę, projectile arba kitaip šovinį ar ne, ir tas šovinys jis turi savo atskirą fiziką. Jisai su laiku skrisdamas krenta žemyn ir leidžiasi, lyginant su, pavyzdžiui, šaunamojo ginklu, kai tu šauni tiesiog išeina tiesiai linija ir kur jinai išėjus pataiko, tenais ir gaunasi ir registruojamas šūvis. Tai čia yra esminis skirtumas tarp lanko ir tarp šaunamųjų ginklų. Taip pat su šita sistema turim ir visokius mėtomus dalykus, kaip granatas, peilius. Čia yra aprašymai, kaip viską galima nusistatyti, kad tiek nusitaikius su lanku, tiek nusitaikius su kažkokia tai granata ar kažkokiu kitu daiktu, kurį tu gali išmesti, ar tai, iššauti. Gali būti piešiamas toks prediction trace, yra tokia linijytė, kur rodo, kur tas projectile nuskris ir nusileis, ar ne? Tai kadangi tas prediction traces nėra toksai labai tikslus, kaip norėtume, kad būtų, tai mes jau naudosimės, viską darysime šiek tiek kitaip. Jo, tai vat nerodo to trace'o, bet maždaug įsivaizduojant, ta granata matot, keistai šiek tiek skrenda. Man asmeniškai tai nepatinka granatos šitame modulyje, mes turbūt darysim viską pagal save, bet galbūt tai bus neblogas atspirties taškas. Taip, tai yra keletas skirtingų granatų tipų. Yra dūminė granata, tenais man atrodo buvo šiaip sprogiminė. Va čia užkrovė dūmus. Čia yra flashas, man atrodo, jisai nieko taip ir nepadaro. Tiesiog sprogsta. Ar dar neužkrovė particle. Taip pat turim ietį ir mėtomus peilius. Tai tiek iečių, tiek peilius mėtomus galima išmesti. Lygiai taip pat viskas veikia tokiu pačiu principu, skrenda labai kreivai. Man asmeniškai nelabai patinka, bet va gali ir įsmigti. Įsmigusią ietį šiaip turėtume galėti pasimti, bet kažkodėl va dabar jis man nenori duoti jos pasimti. Va. Ačiū. Taip pat čia yra mėtomi peiliai. Vėlgi turėtų piešti, bet nepiešia, bet galima bandyti mesti. Ir skrenda labai nekaip. Man asmeniškai nepasakyčiau, kad labai patinka. Taip, tai tiek apie ietis ir apie mėtomus peilius. Sekanti demonstracijos dalis bus apie melee ginklus. Čia yra surašyti visi pagrindiniai ginklai. Visi tie ginklai gali turėti kažkokias tai kombinacijas, jeigu žaidėjas spėja suspaudinėti laiku pelę, ar ne, jeigu tiesiog greit spaudinėja, gali būti, kad tos kombinacijos nesuveikia, nes tiesiog per greitai viskas vyksta, bet galima, sakykime, nustatyti tam tikrą intervalą, kuris numato, kas kiek laiko reikia tą pelę paspausti, kad ta kombinacija vyktų sėkmingai. Ir žinoma, vykstant kombinacijai, kiekvienas smūgis gali daryti šiek tiek daugiau žalos, kad ta pati kombinacija būtų šiek tiek efektyvesnė. Pirmas pelės mygtukas yra lengva ataka, antras pelės mygtukas yra stipresnė ataka, daugiau žalos daro, jinai šiek tiek lėtesnė. Tam tikri ginklai gali būti kaip dual wield, jas galima užsidėti į po vieną skirtingą ranką, taip tarkim būtų kokie peiliai ar dar kas nors ir ne. Toliau mes turim melee ginklų pavyzdžius. Tai pirmas yra kardas. Yra tokios animacijos. Tada yra Blade, Legendary Blade, man atrodo vadinasi jisai. Tada turim du kirvius. Tada turim lazdą. Dar vienas kardas, šiek tiek kitoks negu praeitas, ar ne, kitokios animacijos. Tada turim du kardus. Čia irgi turim du kardus, šiek tiek kitokie.
Taip. Dar kardų. Tai šiaip animacijos iš esmės visų ginklų jos skirtingos. Galbūt yra šiek tiek pasikartoja, bet labai akis stipriai nekrenta. Va, čia yra ietis, kurią galima mesti, ar ne, va, atšoko, nes nelimpa. Tai reiktų uždėti tegą ant objekto, kad priliptų ietis. Vėl kardas, šį kartą su skydu. Tai čia galima ir gintis, tik tais aš dabar nelabai... vidurinis mygtukas. Bet yra ir deglas, kuris šviečia. Šviečia. Ir šitas momentas yra visai nieko, bet ką tik bandžiau šį atkartoti, jisai kaip ir neveikia kažkodėl. Tai pataikius į priešą, jisai turėtų paeiti į tą pusę, iš kurios, sakykime, gavo tą šūvį, ar ne? Tai aš šau jį iš priekio, jis turėjo paeiti atgal. Kažkodėl nepaeina, mūsų projekte lygtais tai viskas kaip ir veikia, tai to dar galėsim patikrinti. Prieš pabaigą paskutinis momentas yra paaiškinama, kad visa žala yra skaičiuojama per Attribute Manager modulį, o ne per šį. Šitas modulis turi funkcionalumą kaip žalą perduoti, turi funkcionalumą ir kaip ją priimti, bet tik tais tą basic, tą paprastą, ar ne? O turint tą Advanced Attribute Manager, jau tenais atsiranda visi tie skirtingi state effects, kurios ką tik rodžiau ir panašiai. Ir tada, kai viskas jungia kartu, gaunasi visai įdomus gameplayus. Tai tiek apie šitą modulį, judame toliau. Tai sekantis modulis, kurį dabar jums parodysiu, yra atsakingas už inventorių, hotbar, už craftinimą, įvairius loot chestus ar tai parduotuves. Vėlgi lygiai taip pat turim demo žemėlapį. Čia iš karto galim prieiti ir matyti, kaip veikia craftinimas. Galima pasikalbėti su pardavėju ar ne kažko nusipirkti. Vėlgi aprašymai, dependencies, projekto nustatymai, papildomi nustatymai, klasių paaiškinimai. Na ir čia parodyta, kaip viskas veikia, ar ne? Inventorius turi skirtingus pasirinkimus, galima perkelti, galima išmesti, galima dalinti per pusę, viską išdalinti galima. Labai daug iš tikrųjų skirtingų funkcijų. Tai su šita sistema galima žaidėjui priskirti kažkokius tai pradinius daiktus, galima priskirti, kiek kiekviena dėžė turi talpos, tų vadinamų slotų. Tai vieni gali būti tiesiog tiek, kiek yra. Kita dėžė gali būti nesibaigianti ir aš galiu tiesiog dėti ir tie slotai auga. Taip, matot, splitinu ir tiesiog jie auga, o pavyzdžiui, jeigu tai bandyčiau daryti čia, tai man nepavyktų, nes tiesiog pasibaigtų slotai ir sakytų, vietos nebėra. Tada, žinoma, kiekvienas iš šitų turi skirtingus panaudojimus. Tai, sakykime, šitą preserving bin, joje galima laikyti maistą ir tas maistas lėčiau genda. Na, jisai tiesiog, jeigu laikyčiau jį čia inventorių, jisai greičiau gestų, o jeigu yra laikoma šitoj dėžiai, čia kaip šaldytuvas, preserving bin, jam sugesti prireikia šiek tiek daugiau laiko. Jeigu yra kažkoks tai objektas, kuriame galima kažką gaminti, tai kaip šiuo atveju būtų šitas laužas, kad jisai veiktų, jam reikia įdėti medžio, jeigu, sakykime, medžio nėra, jisai neįsijungia, jisai neveikia. Ir žinoma, kai jisai įsijungia, dega ugnis. Taip, yra tam tikri workbenchai, kurie nereikalauja kuro, bet, sakykime, jeigu turiu pakankamai resursų, man iškart rodo, ką aš galiu craftinti iš tų turimų resursų. Na ir čia yra pristatomi skirtingi objektai farminimui, įvairių metalų apdirbimų. Galima pasigaminti ginklus, galima pasigaminti iš ores į ingotus. Na ir čia yra visos parduotuvės, ką jos parduoda. Dėja, matyt, palikau kažkur pinigus, negaliu nieko nusipirkti. Visus daiktus, kurie yra inventorius, galima išmesti ir tiesiog paimti. Jie gali būti kaip objektai pasaulyje. Nebūtinai turi būti dėžiai. Na ir čia yra visi resursai, kurie atkeliauja su šitu moduliu. Visi static meshai, yra labai daug visokių tekstūrų, paveikslėlių, visi įrankiai, foliage, ta vadinama lapija, tekstūros, propsai, kažkokie tai vartojami objektai, resursai, aprangos. Sekantis modulis yra Equipment Manager. Šitas modulis yra atsakingas už visą logiką, kaip veikėjas ant savęs užsideda kažkokius tai daiktus, ar ne? Tai gali būti šarvai, gali būti ginklai, gali būti papuošalai, amunicija. Pradedam nuo to paties žemėlapio. Kodėl čia taip tamsu? Nuimsiu šešėlius, šiek tiek tas neįmanoma. Čia yra paaiškinama, kaip veikia visas daikto užsidėjimas. Tai jisai vyksta per laiką, kitaip sakant, latent. Reikia galo jisai užsideda tik tai tada, kai tas laikas praeina. Tai sakykime, jeigu bandot užsidėti daiktą ir kažkas jums atsitinka, jums sutrukdo, tas daikto užsidėjimas jisai gali nusitraukti.
Čia yra parodoma, kaip nustatyti animaciją, kad būtent taip veiktų, kaip yra sukurtas šitas funkcionalumas. Galima užsidėti be tos tokios animacijos, tiesiog paprastai. Šitas veikėjo blueprintas, jisai turi ne tik tą vieną paprastą vientisą static mesh, kurią mato dabar ekrane, bet gali turėti ir atskiras dalis, tai sakykime, gali būti tik rankos, tik tais kojos, kūnas, galva atskirai. Ką tai reiškia, kad radus kažkokį tai daiktą, sakykime, šalmą ar ne, tai jeigu būtų tik tais vienas vientisas skeletal mesh, tai to šalmo pakeisti neišeitų, turi būti padalinta dalim. Kadangi čia yra viskas padalinta dalim, tai galima turėti tiek pilną skeletal meshą kaip veikėjo modelį, arba galima jį sudaryti iš daug skirtingų, arba galima turėti ir tą, dinamiškai keičiant, paslepiant ir parodant būtent tuos skeletal meshus, būtent tuos modelius, kuriuos mes norime matyti. Čia paaiškinama, ką reikėtų daryti, norint naudoti savo veikėjo blueprintą, ar ne, kaip nusistato tie atskiri visi skeletal meshai, tiek rankom, tiek kojom, tiek kitom kūno dalim. Čia parodo, kaip ginklai užsideda, šitą mes jau matėme manoje sistemoje, tai galbūt labai daug neišsiplėsiu. Čia va parodo, kaip užsideda tas visas atskiros dalis, jeigu po vieną ar ne. Persirengiau, čia galima užsidėti ant kaklo pakabuką, rodo, galima užsidėti žiedą ant rankos, kuris mums dabar nesimato, nes turim šitą, va turim žiedą ant rankos čia, tada yra kepurė, kuprinė, kadangi šitas modelis yra parodomasis tik tais, aš negaliu nieko naudoti, tai tiesiog rodo kaip pat, kirvį visgi naudot galima, tiesiog parodo kaip tai maždaug atrodo, ar ne, kaip tie daiktai užsideda ant to mūsų veikėjo. Šitame modulyje skirtingi ginklai turi skirtingas idle animacijas, tai sakykime, jeigu tu stovi su kardu, jis ten žmogeliukas pradės judėti vienaip, jeigu stovi nieko neveikia su pistoletu, jis ten pradės judėti kitaip ir panašiai. Taip pat šitas modulis turi galimybę priskirti skirtingas aprangas lytims. Galima nustatyti, kad tam tikri aprangos elementai tiktų tik tais vyriškai lyčiai arba moteriškai ir tada jeigu tavo veikėjas yra ne tos lyties, tau tiesiog neduos apsirengti. Tai va, tiek kol kas apie Equipment Manager, judam toliau. Sekantis modulis, kurį aš jums dabar parodysiu, tai yra farming modulis. Šitas modulis mums leidžia auginti skirtingus augalus ir paskui tie augalai mums gali padėti išgyventi, tai, nežinau, maisto kažkokio duoti, gyvybių, energijos ir panašiai. Kaip ir visur esmė ta pati, pagrindinis žemėlapis, šviesa šiek tiek geriau matau veikia šitame. Taip, vėl pradžioje dependencies, projektų nustatymai, skirtingos blueprintų klasės, valdymas. Na ir čia jau yra sistemos pristatymas, ar ne? Tai susirinkti iš karto tiek sėklų, tiek trąšų, tiek leistytuvą, tiek... Taip, ir čia dabar matom, kaip ta sistema yra padaryta. Kiekvienas augalas turi keletą skirtingų savybių, kurios indikuoja, kokioje stadijoje augalas yra ir ką toliau su juo reikia daryti. Tai pirma, žinoma, gyvybės, paskui vandens kiekis, kiek yra trąšų. Tas žalias yra indikacija, kuriame augimo etape yra augalas. Ir šitas apatinis yra tas vadinamas decay, tai jeigu augalų savo nesirūpinsit, tai užsikrovus šitai apatinei juostai, jisai tiesiog numirs. Galima E-raidę paspausti, viskas nusiėmė, tada galiu pasimti trąšų, trūksta ar ne pridėti. Jis pradeda augti. Jis auga ir su vandeniu, bet auga lėčiau, pridėjus trąšų jis auga greičiau. Galiu išjungti sprinklerį, tada vanduo pradeda kristi. Pavyzdžiui, iki šito sprinkleris nedaina, tai jisai kaip ir vis tiek auga labai iš lėto, bet jeigu aš palaistysiu, jis pradės augti greičiau. Kai kurie augalai, kaip ir minėjau, gali susirgti. Ir tai rodo šitas trečias paveikslėlis virusas toksai, ar ne? Tai jeigu aš prieinu prie augalą, paspaudžiu pirmą mygtuką, aš jį kaip ir išgydau, liga dingsta. Ir tada jis auga toliau. Šita sistema yra taip pat padaryta iš data tables, tai kaip ir iš Excel, ar ne? Kaip ir, sakykime, anos sistemos, ką matėt, pavyzdžiui, visi ginklai, jie irgi taip pat yra, jie neturi atskirų blueprintų, yra vienas tiesiog blueprintas, kuris yra atsakingas už tų visų ginklų valdymą, ar ne, kaip jie užsideda. Visi ginklai, jie yra aprašyti ir sukurti būtent tokiam Excelį, iš kurio yra visa informacija paimama, kai tas ginklas sukuriamas ant veikėjo. Čia yra parodoma, kokius įrankius gaunam su šitu moduliu. Turim lempą, turim sprinklerį, trąšų kastuvų ir visko, ko tik jis gali reikėti tikram fermeriui. Taip, čia tada yra parodyta visi static meshai, kurios naudoja šitas modulis. Yra skirtingų visokių medžių, augalų, sėklų, vaisių ir panašiai.
viskas auga keliais skirtingais etapais, yra tas vadinamas pasėlis, tada jau šiek tiek paaugo, dar paaugo ir čia jau, kaip suprantu, nuvyto. Vienas augalas taip pat gali ataugti. Čia yra parašyta, kaip tai veikia, galima nustatyti, ar atauga, nuo kurio momento, sakykime, jis pradeda atauginėti, jeigu jis yra pasėtas. Galbūt jis yra toks augalas, kuris užauga į medelį, ar ne, ir tada medelis duoda vaisius, tai reiškia, na, tas medelis jis iš naujo, jam peraugti nereikia, ar ne, jam reikia tiesiog, kad peraugtų tie vaisiai. Tai galima šitą visą dalyką nustatyti, tai reiškia, jeigu pasėjus nuo pradžių, tai reikės palaukti, kol užaugs medis, tai sužydės jisai, o jau, sakykime, kai tas medis išaugęs, tai gali būti greitesnis procesas, nes tiesiog turi užaugti vaisiai. Nu, čia kalbėjau apie medžius, tai va čia ir yra tas medis. Taip pat šita sistema turi tokią savybę kaip augalo kokybė. Tai jis skatina žaidėjus prižiūrėti iš tikrųjų tos savo augalus ir ne juos laistyti, naudoti trąšas, o ne tiesiog pasėti ir laukti, kol užaugs. Nes jeigu tiesiog pasiesi ir lauksi, kol užaugs, tai tas augalas greičiausiai numirs, arba jeigu nenumirs, tai bus labai jau prastos kokybės. Tai tiek apie farming modulį. Tai sekantis mūsų modulis yra interaktyvus foliage modulis, kaip čia lapie, ar kaip Google vertėja sakė taip. Čia yra visi pickups, kaip tai veikia. Tai va, čia mes turim reeds. Nežinau, kas yra reeds. Turim grybų, turim aloe vera, turim plunksną. Ir va, šitas visus galima rinkti ir juos paskui galima naudoti, norint susikraftinti kažkokiu tai dalyku, kažkokį gal, nežinau, paušiną, kad išgerti kažkokį statusą gauti, ar tai kad gyvybę atsikrauti. Taip pat galima rinkti lapus, akmenis, šakeles, uogas ir taip toliau ir panašiai. Taip, ir čia va dar yra krūmai, tai krūmus galima nurinkti, aprinkti, čia matau nesutvarkytos yra tekstūros. Tai va, šiaip šitas modulis nėra čia labai daug ką rodyti, esmė yra tokia, judėkime toliau. Taip, sekantis modulis yra žingsnių modulis ir šitas modulis, ką jisai padaro, tai padaro, kad bet kokio veikėjo, kuris turi šitą žingsnių komponentą prisekta prie savęs. Kiekvienas tas veikėjas, judėdamas per žemėlapį, jisai daro du dalykus. Tai pirmas dalykas, tai skleidžia garsą, priklausant nuo paviršiaus, kurį veikėjas liečia, ir taip pat skleidžia particle, lygiai taip pat priklausomai nuo paviršiaus, kurį žaidėjas liečia. Papildomas dalykas, kas čia yra, ko nėra kitose projektuose, tai yra physical surface types. Tai va šitie physical surface types, jie ir nurodo, koks garsas ir koks particle bus skleidžiamas, kai žaidėjas prisilies prie tam tikro paviršiaus. Tai va čia dabar parodysiu, kokie tie skirtingi garsai. Walking on stone, ant akmens. Yra šitaip. Toks garsas ant žolės. Toks garsas ant smėlio. Toks garsas ant kilimo. Ir ten dar turim sniego ir mediena, man atrodo. Taip. Na ir čia žinoma vanduo. Taip, tada čia turim šlapi žingsniai, variacijos. Jeigu, pavyzdžiui, yra šlapias paviršius, tai šlapias vanduo, šlapia žolė, šlapias smėlis, šlapias kilimas, šlapias sniegas, šlapias medis. Wait for it. Šlapias vanduo. Ir čia dar turim cave garsus, tai spėju bus kažkoks tai aidas. Na, toks lašėjimas, nežinau, ar girdit, aš tai girdžiu. Gaunasi, kad kažkur įėjus, pasikeičia visiškai tas pojūtis. Iš tikrųjų, garsas duoda labai daug, garsas netgi, sakyčiau, turbūt duoda daugiau negu vaizdas. Nes, pavyzdžiui, dabar aš jau jaučiuosi kaip kad būčiau oloj, nors iš tikrųjų, jeigu pagalvojam, ten bėgiojau, atrodė viskas kaip ir taip pat, ar ne, lygiai taip pat kaip ir čia, bet tiesiog va, tas garsas jisai va, duoda iš karto tą tokį pojūtį. Ir čia yra parodyta jau kaip yra viskas priskirta. Čia yra žolė, čia va, bėgam per akmenį, ar ne, kartu su žolė, ir va, jisai automatiškai pats keičiasi. Kaip visą tai veikia, tai, na, sakykime, pasirinkus kažkokį tai objektą, pavyzdžiui, šitą, ar ne, yra uždėta physical material, yra uždėta akmuo. Ir jeigu aš jį, sakykime, pakeičiau kažką kitą, pasikeičia tiek garsas, tiek pasikeičia tas particle, kuris atsiranda bėgant. Tai, sakykime, kuriant žemėlapius, arba galima prieš kuriant žemėlapį pasiruošti visus objektus ir jiems prisekti šitus physical materials, arba tai galima padaryti sukūrus žemėlapį. Tai tiek apie Footsteps modulį. Taip, tai sekantis modulis yra Mineable Rocks. Šitas modulis mums leidžia pribėgti prie akmens, trenkti jį su pikeksu ir gauti resursų atgal, kas yra labai svarbu norint pasistatyti savo namus. Taip, tai esmė tokia pati kaip ir visur, dependencies,
projekto nustatymai ir taip toliau. Ir dabar pasimkime, turime keksą. Ir yra 2 skirtingi akmenų tipai. Tai vieni yra padaryti su Chaos. Tai Chaos sistema reiškia, kad kai mes trenkiam į akmenį, jo atskyla būtent tas gabaliukas, į kurią mes vietą trenkiam. Kažkaip maždaug taip, ne? Tai čia yra pirmas tipas, kaip šitas akmuo veikia. Antras tipas yra šiek tiek mažiau reikalaujantis resursų. Tai akmuo tiesiog mažėja po keletos smūgių, ne? Mes patys planuojame turbūt naudoti Chaos, bent jau bandyti. Žinau, kad Chaos yra dar kaip ir experimental feature, bet naudosim, bandysim, žiūrėsim, gausis, nesigaus pakeisim. Tai va, taip pat yra skirtingi akmenų tipai. Yra galima auksinis akmuo, yra metalo akmuo, sidabro akmuo, uranium, I think. Tai va, tiek labai trumpai apie akmenis. Dabar keliaukim prie medžių. Tai apie šitą sistemą irgi labai trumpai, iš esmės labai panašu. Medžiai lygiai taip pat kaip ir akmenis, yra 2 tipų, taip pat padaryti su Chaos arba Staged. Tik tas Staged yra padarytas šiek tiek kitaip, yra padarytas per Material. Tai to aš jums ir parodysiu. Vėlgi dependencies, projekto nustatymai, apie collisionus dėl damageable objekto, kad pats objektas į jį trenkiant užregistruotų tą smūgį. Pasimkim kirvį. Taip, ir tenais vėlgi yra Chaos medžiai, čia yra Material offset medžiai. Tai su Materials gaunas, kad kai trenki per viduriuką, tas medis va mažėja. Ir jisai ant galo paskui nusikerta. Tai galima tai susirinkti. O jeigu kalbant apie Chaos, ar pabiškai tas medis krenta, kapojant. Tai reikia visą apeit ratu apkapot ir tada jisai nukrenta. Taip pat yra ir mažesnių medžių. Tik tais va šiti mažesni medžiai, tai jie jau yra padaryti su Material, o ne su Chaos. Tai tiek apie medžio kapojimo sistemą. Sekantis mūsų modelis bus plaukimo modelis. Na tai čia viskas kaip ir labai paprasta. Šita sistema mums leidžia palietus vandenį pradėti plaukti. Ir jeigu paneriam po vandeniu, naudojasi deguonis. Turim taip pat nuskendimo animaciją atskirą, arba kai pradedam skęsti. Tada yra post-processing water volume. Tai yra, kai paneriam po vandeniu, atsiranda mėlyna, kas vat, mums ir indikuoja, kad mes esam po vandeniu. Taip pat atsiranda tokie va burbuliukai. Jie atsiranda tik tais ant kliento. Tai serveris apie juos nieko nežino. Kaip iš tikrųjų viskas veikia, ar ne? Tai galima panerti. Mums iškelia į viršų, jeigu paspaudžiam space'ą. Galima nerti, panerti, baigėsi degonis ir dabar turbūt spėjom išnerti. Galima paspausti space'ą, tada dairytis ir nenuskesim. Arba jeigu norim panerti, spaudžiam space'ą ir neriam. Tai va, tiek apie plaukimo sistemą. Na ir paskutinis hyper modulis, kurį naudojame, tai yra skillų ir lygio valdymo sistema. Tai iš tos sistemos dėka žaidėjo valdomas veikėjas turės, man atrodo, 17 skirtingų skillų. Ir kiekvienas skillas turės savo atskirą lygį, kuris kils darant atitinkamus veiksmus susijusios su tuo konkrečiu skillu. Taip, tai kaip visada, dependencies ir visi kiti dalykai. Čia turime funkciją, kuri mums leidžia pasimti bet kokią tai informaciją susijusią su šitu moduliu. Gali būti, kad jums šiek tiek dar čia sunku suprasti, ką aš rodau, bet čia yra labai daug skirtingų kintamųjų, kurie yra suvesti į vieną. Dabar trumpą demonstraciją padaryti, kaip tai atrodo. Tai va, paėmus kiekvieną kažkokį tai daiktą, kyla atitinkamas skilo lygis. Galima perskaityti knygas kažkokias ar ne. Ir galima pasikelti lygį. Pasirodo, negalima. Na, šiaip turėtų būti galima pasikelti levelį perskaičius knygą, bet kažkodėl neveikia. Ačiū Hyper. Tada dar taip pat mums turėtų neleisti užsidėti kardo, jeigu mes neturim tinkamo lygio. Tai, pažiūrėk, reikia antro, esame pirmo. Bet jeigu tą lygį pasikelsime, kaip esame antro, dabar turėtų leisti užsidėti. Taip, dabar užsideda. Tai tiek apie lygių valdymo modulį. Paskutinis šiandien esatas pluginas modulis, kurį aš jums parodysiu, kurį mes naudojame Riftbound žaidimui kurti. Tai vadinasi Narrative. Narrative šitas pluginas, jisai yra skirtas
kurti dialogams, interaktyviems dialogams su skirtingais pasirinkimais, kurie iš tikrųjų kažką reiškia. Šitą modulį sukūrė ne Hyper, šitą modulį sukūrė kiti developeriai. Aš asmeniškai dar jo tiek gerai, kiek, sakykime, šitų visų Hyper modulių, kuriuos naudojame, nežinau, bet turbūt žinau pakankamai, kad galėčiau modulį pristatyti, paaiškinti, kodėl mes jį naudojame ir parodyti, kaip galbūt jį galėtum naudoti ir tu. Taip, tai šitam pluginui mes neturim atskiro projekto. Tai aš jums pademonstruosiu įjungęs mūsų būtent žaidimo projektą. Tai jeigu aš dabar prie jo prieisiu, man įsijungs dialogas, ar ne, ir aš turiu keletą pasirinkimų, galiu pasirinkti. Šiaip čia nėra labai daug to dialogo sukurta, nėra kažkokių funkcionalumų, labai daug sukurta, ką esu padaręs, kad pasirinkus vidurinį variantą gautume šiek tiek pinigų, nes kodėl ne, kam šiais laikais pinigų nereikia, ar ne? Tai pasirenkam, gaunam šiek tiek pinigų. Tai vat panašių principų, naudojant būtent šitą funkcionalumą, mūsų žaidimui šitam ir bus kuriama istorija, bus kuriami questai. Tai mes turim va šitą vadinamą blueprintą, į kurį įėjus prasideda overlap eventas. Ir tada, kai prasideda tas eventas, prasideda kitas funkcionalumas sistema. Mes tikrinam, ar mūsų veikėjas turi tagą player. Jeigu turi, tada mes tikrinam, ar mūsų veikėjas turi va šito plugino narrative komponentą prie savęs, nes jeigu turi, tada tikrinam, ar prasideda questas, ar prasideda dialogas. Jeigu prasideda questas, tai va čia galim nusistatyti, koks questas jisai prasideda. Jeigu prasideda dialogas, tada mes turim būtinai patikrinti, ar tuo metu nevyksta dialogas, nes jeigu jau dialogas vyksta, mes nenorim pradėti dar vieno dialogą, nes tada bus, ką mes vadinam bugai, ar ne? Tai kadangi mes nenorim, kad čia būtų bugai, o norim, kad būtų normalus, sveikas gameplayus, tai turim patikrinti, ar nevyksta dialogas, ir jeigu tas dialogas vyksta, na tada mes pasakom, kad dialogas vyksta ir nieko nevyksta daugiau apart to dialogo, o jeigu tas dialogas nevyksta, tada mes tą dialogą kaip ir pradedam, ir va čia mes galim pasirinkti, kokį mes tą dialogą pradedam. Tai čia yra pagrindinis blueprintas, šiaip įprastai pagrindiniuose blueprintuose mes kintamųjų nesirenkam, jie būna undefined, jie būna none, jie būna nieko, tai prasme prie jų priskirta dažniausiai nebūna, nes pavyzdžiui tokius kintamosius, kurie pastoviai būna skirtingi tam pačiam blueprint, ar ne, jos galima padaryti, kad jie būtų exposed. Ką tai reiškia? Tai kad aš pasirinkęs šitą blueprintą, aš va čia galiu tavo dialogo kintamą jį parinkti, kokį tik tais aš noriu, ar ne? Tai aš va jį čia susiprogramavau, kad aš jį čia turėčiau, ir jo čia jokio nėra, bet vat, aš galiu išsitempti, sakykime, tą patį šitą, ar ne? Aš jį va čia išsitempiu, gaunasi tas pats blueprintas vienas, bet aš ant šito galiu padaryti vieną dialogą, ant šito aš galiu padaryti kitą dialogą, ar ne? Pavyzdžiui, parinkim food, tada aš atsirandu ir vienas blueprintas šneka vieną dialogą, ar ne? Taip, čia tiksliau nieko nešneka. O kitas šneka kitą. Yo, some top. Brother, please, what would you like to see? Na, ir vat pas jį nerodo tos kameros, nes ją reikia atskirai įdėti, pažymėti, kad tai yra būtent šito veikėjo kamera, ir tik tais tada tas pluginas, tas assetas, jisai žino, kad ta kamera turi būti rodoma būtent šitam veikėjui, kadangi aš dabar to nesu padaręs, tai tos kameros ir nėra. Bet va čia, sakykime, yra šiek tiek jau priprogramuota funkcionalumo, galiu paspausti after some food ir man atidarys parduotuvę. Aišku, nu jisai čia ne maisto pardavinėja. Reikėtų pakeisti tam blueprintą, turbūt nepakeista. Bet esmė išlieka tokia pati, ar ne? Dabar patys dialogai, tai kaip jie yra kuriami, jie kiekvienas dialogas turi savo atskirą taip pat blueprintą. Ir tie blueprintai, kom jie skiriasi nuo įprastų blueprintų, tai jie turi dvi skirtingas grafas. Viena grafa yra skirta dialogui grynai, kita grafa yra skirta funkcionalumui kurti. Tai atsakykime, čia vat yra mano dialogo tie naudai vadinami. Ir pirmas vis tai būna tuščias, ir tada va prasideda, čia galiu parašyti tekstą, galiu parinkti, kiek, sakykime, laiko trunka tas tekstas, kiek įrodo, šiaip dažniausiai jisai būna pagal garsą, galiu priskirti animacijas, garsus, veido animacijas, galiu parinkti kamerą, iš kokio kampo ar ne būna filmuojamas tas žmogus, kiekvienas šitas naudas gali turėti skirtingus parametrus, tai kiekvienas tas naudas gali būti iš skirtingo kampo, taip galima išgauti tokį labai cinematic vaizdą. Kiekvienas šitas naudas gali turėti įvairius conditions, vienas naudas gali groti tik tais tada, kai kitas naudas pagroja, arba kai kažkokį questą tik tais pereina. Realiai su šita sistema mūsų tikslas yra sukurti tokią istoriją,
kur iš tikrųjų kažkokie tai žaidėjo veiksmai ir sprendimai jaustųsi ne tik to pokalbio metu, ar ne, bet jaustųsi tiek to pokalbio metu, tiek bendroj ilgalaikiai perspektyvoje. Sakykime, tu priimi kažkokį sprendimą čia padaryti kitaip, tai galbūt už kažkiek tai laiko tas sprendimas tau kažką pakeis žaidime, ar ne, bet ne iš karto. Arba galbūt pakeis ir iš karto, ir šiek tiek vėliau. Šiaip labai būtų sunku tokią sistemą pačiam sukurti, bet labai smagu, kad jau kažkas yra sukūręs. Jeigu, sakykime, anos sistemos Hyper visų projektų aš nerekomenduočiau žmonėm, kurie nėra pakankamai patyrę. Žinoma, tiek Hyper pluginas, tiek šitas pluginas, jie turi savo dokumentaciją ir tos vadinamus parodomosius video, bet pati Hyper dokumentacija, man šiek tiek jinai tokia neišbaigta pasirodė, o patys video, aš negaliu dėja žiūrėti, nes video kaip ir mokomieji, bet per tos video groja garsiai muzika ir, man labai sunku yra žiūrėti video ir bandyti kažką iš jo išmokti, kai man dar į ausis garsiai groja muzika ir aš net normaliai negaliu girdėti, kas man yra sakoma. Tai sunku šiek tiek yra naudoti Hyper pluginus, reikia turėti labai daug motyvacijos pačiam viską įspręsti, reikia suprasti tą programą, kad ten būtų galima dalykus keisti, bet su šitu narrative yra 1-3 valandų, man atrodo, video, kuris labai detaliai paaiškina, kaip naudoti šitą pluginą, tada yra atskiras video, irgi net ne vienas, yra keletas, kur aiškina kūrėjai, kaip jie šitą pluginą pagamino. Ir tada yra trumpas video, gal 20 minučių. Yra, tokia santrauka padaryta iš to 3 valandų video. Ir tas trumpas video jis yra skirtas labiau pradedančiam, kad žmogus, kuris, sakykime, turi mažai patirties su pačiu Unreal Engine, kad jisai galėtų tą video persižiūrėjęs, plius minus pradėti dėlioti jau savo kažkokius tai tos dialogus per daug nesigilindamas į tos kitus aplinkinius dalykus. Su Hyper to dėja padaryti neišeina. Vienintelis dalykas, nusipirkus Hyper pluginus, ką jūs galėsite padaryti, neturėdami patirties, tai palakstyti demo žemėlapyje, nes tiek, pavadinkim, patys nurodymai, kaip tos pluginus įsikelti pas save į projektą, jie nėra labai tikslus, tada tos pluginus įsikelus atsiranda dar krūva visokių problemų su data tables, tada atsiranda kita problema, kad tos data tables jos net nėra taip įkeltos, kaip jos turėtų būti įkeltos, ir žodžiu, gaunas labai daug visokių problemų, kurios gali labai stipriai atbaidyti nuo žaidimo kūrimo, jeigu tai pradėsite savo kaip žaidimų kūrėjo kelionę. Tai šitokie būtų visi mūsų naudojami pluginai būtent šitam žaidimui. Ir aš manau, galbūt čia ir sustabdysiu šitą video, nes šiaip dar liko vienas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, bet galbūt tai padarysiu atskiram video, nes ir taip jau virš pusės valandos esame. Jeigu padarysiu video, kuris bus valandos, aš manau, kad daug kas nenorės net jo žiūrėti. Tai jeigu pažiūrėjai iki čia, tai labai esu tau dėkingas ir labai džiaugiuosi, kad tave tai šitaip domina. Tai o sekančiam video, ką aš padarysiu, tai dabar, kai jau visi žinot, kas tai yra per žaidimas, kokius pluginus naudojam, kokius funkcionalumus maždaug kuriam ir kokia ta mūsų vizija, kitame video aš parodysiu, ką mums liko su to žaidimu padaryti ir kaip norintys galėtų prie šito projekto prisijungti, ar išmokti naudotis tai Unreal Engine, ar apskritai kurti žaidimus, nes žaidimų kūrimas nėra tik Unreal Engine, ar ne, ar galbūt kažkam tiesiog reikia pagalbos su savo projektu. Tai tiesiog parašykit man, pasikalbėkime ir ačiū, kad žiūrėjai. Iki pasimatymo.